Nu, tai atrodė labai galingas tas antras metimas, užtikrintas patekimas į finalą. Koks jausmas, atrodė užtikrintas ir pasitikintas. Na jo, geras metimas. Šiaip iš tikrųjų nejaučiau, kad nuskris 8-2, kaip ir visą sezoną nejaučiau, kad nulėks toliau neįlekia. Bet jo, jaučiau, kad bus geresnis metimas ir dėl to džiaugiuosi. Bet dar yra ką pataisyti, tikrai techniškai dar toli gražu iki normalaus metimo, iki gero metimo. Galima sakyti, kad pats savęs stebi, neišmeti jėti ir nežinai, kiek jinai lieks. Jo, 78 ar 82? Taip yra, žinokit, sunku kažkaip pasakyti, gal tie metai pertraukos tokie davė tokį, kaip pasakyti, kad nejaučiu dar to viso. Tai... Atsisakėjai trečiojo metimo, matai ramiai, kad to rezultato užteks ar ne, ir tiesiog nesinorėjau varginti savęs. Na, aišku, dar buvo toksai jauduliukas, kad gal apmes, bet labai, manau, sunku, kaip sakyti, kad apmestų mane kiek čia 7, dar 8 žmonės. Ir šiaip, tas Achilas man skauda dar vis nepraėjo, kaip sakyti, tai pasitaupėm, rizikavom, ką darysi. Kokia ta sveikatos būklė yra, kiek procentų tavęs čia mato? Na, šiaip mane mato 100%, vis tiek viską atiduodi, ką turi, bet aišku, skausmų yra, bet, kaip sakyti, sektoriai, kai būni, adrenalinas padaro savo ir tos skausmus nuima. Iki finalo dar 2 dienos praktiškai, ką per jas reikės padaryti iš techninės pusės, fizinės pusės? Iš fizinės, tai nežinau, reikės į ledo vonį įlįs, gerai atsigaivinęs, tikrai sektoriui ir nežmoniškas karštis, tai dabar Kinijai dalyvau universiadai, ten irgi buvo tikrai karšta ir drėgmė didelė, bet čia yra, atrodo, 2 karščiau. Tai jo, tai reikės gerai atsigauti, nežinau, rytoj mankštelę pasidaryti, biškį prasijudinti, pagalvoti, ką pataisyti ir startuosim finalę. Levetas sakė, kad sektorius labai patogus, greitiem metikam gali toli įsimesti. Kokį įspūdį pačiam paliko? Jo, sektorius tikrai geras, danga labai gera, tokia gan kieta, nesakyčiau ir sakyčiau, kad jo, greitiem metikam jinai tikrai gerai. Kiek galbūt varžovų rezultatai nustebino gerąją, blogąją prasme? Na, nelabai kas ir nustebino. Aišku, Kešarno Volkoto trauma prieš pačią rungtį labai nustebino, nes jis apšilimą darė ir jam Achilui kažkas ar trūko, ar kažkas atsitiko. Tai va, tas labiausiai gal nustebino. Šiaip tai, nežinau, nieks nenustebino, kaip ir sezono metu visi kaip mėtė, taip panašiai ir papuolė į finalą. Apskritai su kokiais galbūt tikslais atvykai į pasaulio čempionatą, ar jie jau pasiekti, ar tik finale pasiekiami? Jo, tai kaip sakyti, šio sezono tikslas buvo 80 permest bent jau, tai įvykdžiau vos ne visas varžybas ir buvo planas galbūt patekti į pasaulį, tai patekau, dar į finalą papuoliau, tai čia nežinau, man čia asmeniškai super bonusas. Tai 3. pasaulio čempionatas ir pagaliau papulti į finalą, tai tikrai labai džiaugiuosi. Finalą keliauji su 5 rezultatu, nežinau, tai kažkoks papildomas spaudimas, ar kaip tik bus atsipalaidavęs ir nesi tiek mėgausis tuo finalu pirmoji savo? Tai tas 5 rezultatas, kad papuoli finalą, nieko nesako. Vis tiek finalas yra, kaip sakyti, naujos varžybos, nauji 3 bandymai, po to dar 3, jeigu papuoli 8-duką, tai jokio spaudimo. Dabar tiesiog, sakau, finale mėgausiu savim, kovosiu ir atiduosiu viską, ką galiu ir ką turiu.